Laukimas, ramybės ir ruošimosi mėnesiai. Dabar visos dienos tik maloniems rūpesčiams ir labai gražioms viltims. Paklausus jaunų tėvelių, kokios lyties jūs laukiat vaikelio, visi turbūt atsakys, kad ne tiek svarbu lytis, bet kad laukiam sveiko. Iš tikrųjų, rūpintis, kad vaikas gimtų sveikas, mes jau turime planuojant nėštumą susirūpinti, nes ir tėvų lygos, ir aplinkos faktoriai, maitinimasis turi įtakos būsimo vaiko sveikatai. Šiai būsimai mamai gydytoja pirmiausia išrašė folio rūgšties, sako, tinkamiausios jai medžiagos. Daug nėščiųjų serga mažakraujystėmis. Raudonieji kraujo kūneliai gaminami kaulų čiulpuose ir gyvuoja apie 4 mėnesius. Jų gamybai reikalingos tokios medžiagos kaip geležis, vitaminas B12 ir minėta folio rūgštis. Trūkstant folio rūgšties ir susergama nėščiųjų mažakraujystė, kuri gana plačiai paplitusi. Folio rūgštis yra vitaminų B grupės kaip atstovas, kaip pasakyti, kaip dalis, kuri dalyvauja baltymų sintezėje kartu su vitaminu C, su vitaminu B12, išveda iš organizmo senus baltymus, padeda sintezuoti naujus, turi didelės reikšmės nerviniai, psichiniai sveikatai, taip pat neleidžia kauptis cholesteroliui širdies raumenyje, dalinai veikia ir kepenų funkcija. Folio rūgšties yra daržovėse, ypač žaliuose, tai petražolė, špinatai, avokadai, tačiau su maistu įsisavinama tik 20–45% folio rūgšties. Todėl dar dalis apdorojant maistą sunyksta, todėl siūlyčiau naudoti folio rūgšties vaistinius preparatus. Kanados bendrovė Jamieson folio rūgštį nėštukėms siūlo ypač aukštos kokybės, jie įsisavinama maksimaliai. Gaminama Jamiesono folio rūgštis neveikiama nei alkoholio, nei kitų cheminių medžiagų, nei aukštos temperatūros. Joje nėra ir dažiklių, kvapiųjų medžiagų ar konservantų. Dėl didelės, tai yra net 1 mg koncentracijos, šios folio rūgšties užtenka 1 tabletės per dieną. Pakuotės pakanka 3 mėnesiams. Folinę rūgštį reikėtų pradėti naudoti prieš planuojant pastojimą ir maždaug iki 12–14 nėštumo savaitės. O toliau geriami vitaminai ir mikroelementai. Aplamai nėščiosioms, aišku, trūksta vitamino C, folinės rūgšties, vitamino B12, taip pat mikroelementų, tai kalcio, magnio, cinko. Kartais būna, kad skilinėja plaukų galiukai, nagai sluoksniuojasi. Tai rodo, kad trūksta mikroelementų. Šiai jaunai mamytei geriausio preparato ilgai ieškoti nereikėjo. Gydytoja ir vėl pasiūlė ekologišką Jamiesono bendrovės produktą – vitaminų ir mineralų kompleksą Prenatal. Be gausybės vitaminų ir mineralų, Jamieson maisto papildo sudėtyje yra iš natūralių šaltinių išgauto rutino, acerolos, erškėtuogių, pipirmėtės, ramunėlių. Taip pat yra virškinimo fermentų papaino, bromelaino, amilazės, lipazės. Šių fermentų dėka Prenatal maisto papildas yra labai puikiai įsisavinamas, o tai ypatingai yra svarbu nėštumo laikotarpiu. Šiame maisto papilde nėščiosios ras didesnį kiekį geležies bei kalcio, o tai būtų patys svarbiausi mineralai nėštumo metu. Yra natūralių medžiagų ir virškinimo fermentų. Ir būtent tų virškinimo fermentų dėka šitas maisto papildas yra gerai toleruojamas ir gerai įsisavinamas. Jamieson Prenatal sudėtyje nėra cukraus, nėra krakmolo, druskos, glitimo ir laktozės. Vartojama yra po 1 tabletę į dieną ir kadangi pakuotė yra 100 tablečių, tai pakanka daugiau kaip 3 mėnesiams. Vaistinėse Kamelėje šį maisto papildą balandžio mėnesį galima įsigyti 25% pigiau.